Planetoje yra kraštovaizdžių, kurie laužo normas, vietų, kur formos, spalvos ir sąlygos neatitinka to, ką rodo patirtis. Daugelis jų atsirado dėl lėtų procesų, kiti dėl staigių įvykių, tačiau visi jie turi vieną bendrą bruožą. Jie nepanašus į nieką kitą aplinkui. Kai kurie buvo atrasti atsitiktinai, kiti šimtmečius liko paslėpti. Jo kilmė ne visada aiškiai suprantama, o funkcijos tebėra tyrimų objektas. Jie nebuvo sukurti tam, kad būtų lengvai matomi ar paaiškinami, tačiau jie iškėlė klausimų, kurie lieka atviri. Kokios tiesos slypi keisčiausiose pasaulio vietose? Sveiki atvykę į Mundarę. Šiandien aš jums parodysiu. Pradėkime. Derinkujų paslėptas miestas po žeme. O Kapadokijos regiono centrinėje Turkijoje slypi vienas sudėtingiausių iki šiol atrastų požeminių statinių. Derinkujų yra miestas iškaltas tiesiai į minkštą regiono vulkaninę uolieną. Jo gylis siekia 85 metrus, o mažiausiai 18 lygių yra paskirstyti vertikaliai ir sujungti siaurais ir stačiais tuneliais. Šis statinys buvo iškastas rankomis, nenaudojant modernios technikos. Manoma, kad jis galėjo būti naudojamas nuo 1 tūkstantmečio prieš Kristų, nors tiksliai jo kilmė tebėra archeologinių diskusijų objektas. Gyventojai galėjo uždaryti įėjimus apvaliais akmenimis, kuriuos buvo galima perkelti iš vidaus, o tai rodo aiškią gynybinę funkciją nuo galimų įsibrovėlių ar išorės grėsmių. Vidinę sistemą sudarė atskiri kambariai gyvenamosioms patalpoms, sandėliai, arklidės, virtuvės ir koplyčios. Taip pat buvo aptiktos vertikalios ventiliacijos angos, kurios leido orui cirkuliuoti iš paviršiaus į gilesnius lygius. Kai kurie iš šių kirvių siekia 60 metrų ir demonstruoja tikslų planavimą ilgalaikiam išlikimui po žemę. Derinkujų miestelyje gali gyventi apie 20 000 žmonių. Miestas turėjo nepriklausomus vandens šaltinius prijungtus prie vandeningųjų sluoksnių, todėl jo gyventojai galėjo ilgą laiką likti paslėpti. Kai kuriuose sektoriuose lygiai buvo suskirstyti pagal funkciją. Viršutiniai gyvūnams, viduriniai žmonėms gyventi, o giliausi sandėliams arba pastogėms. Koridoriai buvo sąmoningai siauri, todėl priešo grupėms buvo sunku judėti. Kiekviename lygyje buvo užrakinami vartai arba kameros, leidžiančios užsandarinti ištisas sekcijas avariniu atveju. Miestas nebuvo izoliuotas, aptikti tuneliai, jungiantys Derinkujų su kitais netoliese esančiais požeminiais miestais, tokiais kaip už kelių kilometrų esantis kaimakliai. Šiuolaikinis Derinkujų atradimas įvyko 1963 metrų, kai vietos gyventojas nugriovė savo namo sieną ir rado tunelį, kuris nuvedė jį į pagrindinę sistemą. Nuo to laiko visuomeniai buvo atverta tik dalis miesto. Likusios lieka uždarytos dėl saugumo ir gamtosaugos priežasčių. Vidinis išplanavimas, pritaikytos inžinerinės žinios ir gynybinis erdvės panaudojimas daro Derinkujų unikalių planingos požeminės architektūros pavyzdžių. Jų egzistavimas rodo, kad senovės Anatolijos civilizacijos sukūrė pažangius struktūrinius sprendimus, kad apsisaugotų nuo konfliktų, ekstremalių klimato sąlygų ir religinių persekiojimų. Verdanti dykuma. Danakilis Danakilo įduba yra šiaurės rytų Etiopijoje, Afarų regione, netoli sienos su Eritreja. Ši vietovė laikoma viena nesvetingiausių planetoje dėl intensyvaus geologinio aktyvumo, ekstremalių temperatūrų ir žemos drėgmės derinio. Žemė yra daugiau nei 100 metrų žemiau jūros lygio ir yra ant 3 tektoninių plokščių sandūros. Danakilyje yra keli aktyvūs ugnikalniai, įskaitant Erta Ale ugnikalnį, kuriame yra nuolatinis lavos ežeras. Geoterminiai plyšiai išskiria tokias dujas kaip sieros dioksidas ir vandens garai.
Dirvožemyje yra druskos, sieros ir geležies oksidų nuosėdų, kurios sukuria intensyvių spalvų – geltonos, žalios, oranžinės ir baltos spalvos darinius, matomus daugiausia Dalo rajone. Didžiąją metų dalį temperatūra gali viršyti 50 laipsnių Celsijaus. Ši aplinka buvo klasifikuojama kaip viena šilčiausių ir sausiausių žmonių gyvenamų vietų. Nepaisant nepalankių sąlygų, Afarų gyventojai sukūrė tradicinius druskos gavybos stačiakampiais blokais metodus, kuriuos kupranugarių karavanais gabena į šiltesnius regionus. Vietovės geologija leidžia stebėti žemės plutos formavimąsi realiuoju laiku. Regionas yra plintantis baseinas, kuriame Afrikos ir Arabijos plokštės tolsta viena nuo kitos maždaug 2 cm per metus greičiu. Dėl šios veiklos atsiranda įgriuvimas, matomi įtrūkimai ir dažni mikrožemės drebėjimai. Dalo rajone buvo aptiktos rūgštaus vandens telkiniai, kurių EA vertė artima nuliui, kartu su didelėmis metalų druskų koncentracijomis. Šios sąlygos patraukė astrobiologų ir geochemikų dėmesį dėl savo panašumų su ekstremaliomis aplinkomis kituose dangaus kūnuose. Kai kurie tyrimai abejojo gyvybės galimybę šiuose vandenyse, o kiti pranešė apie mikroorganizmus, prisitaikiusius prie didelio rūgštingumo. Danakilo dirvožemyje yra dideli druskos sluoksniai, kurie susidarė garuojant senovės jūroms. Avaporito formacijos buvo naudojamos kaip geologinis modelis uždarų baseinų evoliucijai tirti. Reljefo struktūra taip pat palengvina magmos kilimą į viršų šalia paviršiaus, dėl ko susidaro druskos kupolai, vulkaniniai kūgiai ir karštosios versmės. Norint patekti į Danakilį, reikia oficialių leidimų, ginkluotos palydos ir specializuotos logistinės pagalbos. Maršrutai į aktyviausias vietas kerta vietovės be infrastruktūros ir reikalauja detalaus planavimo. Dėl terminių sąlygų, oro toksiškumo ir dirvožemio nestabilumo lankytojai ir technikai gali būti ilgiau. Mėlynoji bedugnė, Belizo didžioji skylė prie Belizo krantų, Karibų jūroje, Turkijos spalvos vandens viduryje atsiveria beveik tobulas ratas. Jos skersmuo yra daugiau nei 300 metrų, o gylis 120 metrų. Ji žinoma kaip didžioji mėlynoji skylė. Dėl savo formos, dydžio ir spalvos tai yra viena įspūdingiausių povandeninių smegduobių planetoje. Ši skylė neatsirado dėl smūgio ar sprogimo. Jis atsirado per paskutinį ledynmetį, kai jūros lygis buvo daug žemesnis. Tuo metu ši vieta buvo sausos olos, esančios sausumoje dalis. Kai pasikeitė klimatas ir pakilo vandenyno vandens lygis, urvai sugriuvo ir buvo visiškai užtvindyti, atidendami šią didžiulę apvalią duobę. Skylės dugną sudaro nuosėdų, kalkakmenio darinių ir stalaktitų mišinys, kuris vis dar išlikęs po vandeniu. Jo egzistavimas buvo išsamiai patvirtintas 1971 metrų, kai tyrinėtojas Jacvesas Cousteau įtraukė jį į vieną iš savo ekspedicijų. Nuo tada jis tapo pasauliniu giluminio nardymo etalonu. Tačiau nusileisti į vidų nėra lengva. Sienos tampa vis tamsesnis, o šviesos pralaidumas sparčiai mažėja. Tam tikrame gilyje dujų mišinys pasikeičia, o azoto kaupimasis gali sukelti suvokimo pokyčius. Keletas norų žuvo tyrinėdami apatinius jo lygius. Jūrinė aplinka aplink skylę yra turtinga gyvybės. Rykų rykliai, vėžliai ir kempinės juda išorinėje zonoje. Tačiau sausumoje fauna yra ribota. Maždaug 40 metrų gilyje tankus vandenilio sulfido sluoksnis skiria viršutinius vandenis nuo apatinių vandenų. Žemiau tos linijos beveik nėra deguonies, o tai reiškia, kad išgyventi gali nedaug rūšių. Neseniai vykusios ekspedicinės operacijos metu visa skylė buvo suskaitmeninta. Aptiktos sugriuvusios konstrukcijos, šoninės kameros ir plokščias dugnas padengtas storu purvo sluoksniu. Nors žmonių pėdsakų nerasta, tyrėjai rado senovinių urvų praėjimų įrodymų, patvirtinančių jų geologinę kilmę. Didžioji mėlynoji skylė yra Belizo rykų sistemos, įtrauktos į pasaulio paveldo sąrašą dalys. Valdžios institucijos nustatė griežtus reglamentus, kad išsaugotų aplinkos pusiausvyrą, o prieiga suteikiama tik sertifikuotiems operatoriams.
Dėl savo formavimosi, gylio ir požeminės struktūros tai yra unikalus jūrinės smegduobės atvejis. Nėra kito tokio dydžio ar tokios gerai dokumentuotos geologinės istorijos. Po paviršiumi esanti skylė yra ne tik iššūkis norams, bet ir langas į planetos praeitį. Medūzų ežeras Mažoje saloje vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje, Palau salyne, yra jūrinis ežeras, kuriame tūkstančiai medūzų kasdien juda saulės keliu. Ši vieta žinoma kaip Medūzų ežeras ir yra atskirta nuo atviro vandenyno natūralių uolų ir Augmenijos barjerų. Nors jos ekosistema yra po žeme sujungta su jūra, ji vystėsi visiškai izoliuotai. Šiame ežere gyvenančios medūzos yra unikalios. Per tūkstančius metų, neturėdami natūralių plėšrūnų, jie beveik visiškai prarado gebėjimą įkasti. Tai auksinės medūzos priklausančios mastygės tipui, porūšiui pristaikiusiam prie šios uždaros aplinkos. Jų kolektyvinį judėjimą vandenyje biologai tyrinėjo dėl jo kasdienio tikslumo, nes jie orientuojasi pagal saulės šviesą, kad maksimaliai padidintų simbiotinių dumblių, kuriuos jie nešiojasi fotosintezę. Ežero ilgis yra maždaug 400 metrų, o didžiausias gylis 30 metrų. Paviršinėme sluoksnyje deguonies koncentracija leidžia šioms medūzoms ir kai kurioms kitoms rūšims, pristaikiusioms prie aplinkos gyventi. Tačiau nuo 15 metrų virš jūros lygio deguonis visiškai išnyksta. Tame gilyje prasideda tankus sluoksnis su didelė vandenilio sulfido koncentracija, dujomis toksiškomis žmonėms ir daugumai jūros organizmų. Lankytojai gali plaukioti tarp medūzų, jei tik laikosi saugios zonos. Draudžiama naudoti nardymo įrangą, nes susidarę burbuliukai gali sutrikdyti trapią vandens pusiausvyrą. Prieigą reguliuoja vietos valdžia ir kiekvienas lankytojas privalo laikytis konkrečių nurodymų, kad nepakenktų ekosistemai. Šis ežeras yra vienas iš kelių panašių vandens telkinių regione, tačiau geriausiai jis žinomas dėl savo dydžio ir medūzų populiacijos tankumo. Apskaičiuota, kad piko metu jame gali būti milijonai judančių egzempliorių. Jų tyrimas pateikė duomenų apie biologinę adaptaciją uždaroje aplinkoje, evoliuciją be plėšrūnų spaudimo ir jūrų organizmų bei simbiotinių mikroorganizmų ryšį. Ežero izoliacija prasidėjo maždaug prieš 12 000 metų, kai po paskutinio ledynmečio pakilo jūros lygis. Jūros vanduo prasiskverbė pro klinčių plyšius, užpildydamas vidinės įdubas. Laikui bėgant, laukinė gamta įstrigdavo kitokiomis nei vandenyno sąlygomis, todėl susiformavo uždara ekosistema. Medūzų ežeras yra saugomas gamtos rezervatas. Dėl jų ekologinio pažeidžiamumo praeityje buvo laikinai uždaromos teritorijos, ypač kai staiga pasikeisdavo druskingumas ar temperatūros lygis. Šiandien tai viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur saulės migraciją galima stebėti visiškai uždaroje jūrinėje aplinkoje. Įstrigęs gaisras. Darvazos krateris Turkmėnistano Karakumų dykumo širdyje žemės įduba be perstojo dega jau daugiau nei 50 metų. Tai Darvazos krateris, atsitiktinės kilmės iškasenos, populiariai vadinamos pragaro vartais. Jos skersmo viršija 60 metrų, o gylis siekia 30. Iš vidaus nuolat kyla liepsnos naktį apšviesdamos žemę. Šio kraterio istorija prasidėjo 1971 metrų, kai sovietų geologų komanda gręžė šią teritoriją ieškodama gamtinių dujų. Operacijos metu žemė staiga įgriuvo ir gręžimo įranga buvo įtraukta į požeminę kišenę. Netrukus po to pradėjo išsiskirti dideli metano kiekiai. Siekdami išvengti galimo apsinuodimo ar sprogimo, technikai nusprendė padegti dujas, tikėdamiesi, kad jos užges per kelias dienas. Degimas niekada nesiliovė. Po dešimtmečių ugnis vis dar aktyvi. Manoma, kad temperatūra kraterio dugne viršija 400 laipsnių Celsijaus. Pagrindinė jo išsilaikymo priežastis yra nuolatinis dujų išsiskyrimas iš gilių podirvio sluoksnių,
nuolat kurstantis liepsną. Kol kas nerasta veiksmingo būdo jį užgesinti. Krateris yra atokioje šalies vietovėje. Nėra oficialios turizmo infrastruktūros, o privažiavimas vyksta purvo keliais visureigiais. Nepaisant to, kasmet jį aplanko tūkstančiai žmonių, kuriuos traukia šio reiškinio unikalumas. Dauguma apsilankimų vyksta sutemus, kai laužo švytėjimas matomas už mylių. Kraterį supanti teritorija yra turtinga iškasenų išteklių. Turkmėnistane yra dideli gamtinių dujų rezervai, o daugelis dykumų teritorijų yra atviros žvalgybai ir gavybai. Tačiau Darvaza tapo pavieniu atveju. Pabėgimas virto nuolatinę trauką. Jo egzistavimas kelia klausimų dėl nepageidaujamų išmetamųjų teršalų kontrolės ir gręžimo nestabilioje žemėje poveikio. 2020 m. Turkmėnistano vyriausybė, nurodydama susirūpinimą dėl aplinkos ir sveikatos, nurodė įvertinti gaisro gesinimo priemonės. Tačiau iki šiol nebuvo imtasi jokių veiksmingų intervencijų. Kraterio uždarimas būtų susijęs su didelė techninė rizika, taip pat pareikalautų didelių investicijų. Darvazos kraterio neapriboja fizinės kliūtys. Nėra tiesioginių ženklų ar apsaugos postų. Artumas prie krašto kelia pavojų lankytojams, ypač naktį. Valdžia paskelbė rekomendacijas, tačiau vieta tebėra nestebima. Nors Darvazos krateris nebuvo nei planuotas, nei projektuotas, šiandien jis yra vienas geriausiai žinomų geologinių reiškinių Vidurinėje Azijoje. Dėl savo kilmės, trukmės ir nuolatinio aktyvumo jis tapo unikaliu atveju pramoninių avarijų ir nuolatinių natūralių išmetamųjų teršalų tyrimuose. Ryškių spalvų upės kalkristalės centrinėje Kolumbijoje, Makarenos kalnų nacionalinėme parke, teka upė, kurios išvaizda keičiasi priklausomai nuo metų laiko. Jo pavadinimas yra kalkristalės ir jis tapo žinomas dėl to, kad jo vandenyse vienu metu yra kelios spalvos. Ši ypatybė atsiranda ne dėl mineralų ar teršalų, o dėl augalinio organizmo gyvenančio upės vagos dugne. Už šį reiškinį atsakingas vandens augalas yra endeminė dumblių rūšis, vadinama macarenė klavigera. Lietingųjų sezonų ir vėliau saulės spindulių poveikis ir tikslus vandens lygis leidžia masiškai daugintis. Tuo metu upės dugnas yra padengtas intensyviais pigmentais, įskaitant raudoną, žalią, geltoną, mėlyną ir juodą. Vizualinis efektas keičiasi priklausomai nuo paros laiko ir vandens gylio kiekvienoje atkarpoje. Upės ilgis yra maždaug 100 km. Jos srautas nėra pastovus ir jis nėra laivybai tinkamas. Dauguma spalvų turinčių vietų yra sekliuose ruožuose, kur vanduo yra visiškai skaidrus. Tai leidžia aiškiai matyti uolienų darinius, augalus ir nuosėdas, kurios prisideda prie chromatinės įvairovės. Prieigą prie kristalų uolų reguliuoja aplinkos saugos subjektai. Apsilankyti galima tik tam tikrų metų laikų, kai garantuojama, kad ekosistema nebus pažeista. Įėjimas ribojamas iki pėsčiųjų ekskursijų su įgaliotais gidais. Draudžiama naudoti apsaugos nuo saulės priemones ar cheminės medžiagas, kurios gali pakeisti vandens sudėtį. Upė supanti gamtinė aplinka taip pat unikali. Makarenos kalnynas yra pereinamoji zona tarp trijų pagrindinių ekosistemų – Amazonijos, Andų ir rytinių lygumų. Tai sukūrė unikalią biologinę įvairovę, kurioje yra tik šiame regione aptinkamų gyvūnų ir augalų rūšių. Upės vagą sudaro senovės Gviano skydo uolienos, vienos seniausių geologinių formacijų planetoje. Natūralios šių uolienų įdubos, vadinamos duobėmis, kaupia vandenį ir leidžia susikaupti augalams, kurie generuoja spalvas. Šios ertmės suformuotos upės erozijos veikia kaip vizualiniai natūralaus pigmento rezervuarai.
Trijų veidų ugnikalnis, Kelimutų Floreso salos Indonezijos centre stūkso ugnikalnis, kurio viršūnė padalinta į 3 kraterius, kurių kiekviename tyvuliuoja skirtingos spalvos ežeras. Kompleksas vadinamas Kelimutų ir yra laikomas vienu unikaliausių vulkaninių darinių Indonezijos salyne. Skirtingai nuo kitų kalderų, 3 ežerai yra netoli vienas kito, tačiau jų spalvos skiriasi nepriklausomai. Tonų skirtumas atsiranda ne dėl fiksuotų pigmentų, o dėl cheminių reakcijų, kurios laikui bėgant kinta. Ežerų vanduo yra labai rūgštus, jame gausu ištirpusių mineralų, kurie reaguoja su iš dugno išsiskiriančiomis vulkaninėmis dujomis. Šie junginiai kartu su išoriniu veiksniu, tokiu kaip lietus, atmosferos deguonis ir temperatūra, įtaka nuolat kinta vandens spalva. Užfiksuoti mėlynos, žalios, rudos, baltos, raudonos ir net juodos spalvos atspalviai. Kiekvienas iš 3 ežerų turi vietinį pavadinimą. Vakariausias yra Timu Ata Ambupu. Kitus 2, Timu Nuva Muri Kofai ir Timu Atapolo, skiria ploną uolų sieną. Matmenys ir gyliai skiriasi ir tarp jų nėra tiesioginio ryšio, o tai sustiprina cheminius ir terminius skirtumus tarp jų vandens telkinių. Kelimutų yra nacionalinėme parke ir yra aktyvus ugnikalnis. Išsiveržimai nėra dažni, tačiau vidiniai magmos judesiai ir toliau generuoja dujų išsiskyrimą. Šios dujos kyla per vandenį krateriuose ir keičia jo cheminę sudėtį. Stebėjimas atliekamas reguliariai. Ežerų spalvos pokyčiai yra vienas iš vidinės veiklos rodiklių. Nors reiškinys yra geologinis, jo elgesys yra netaisyklingas ir sunkiai nuspėjamas. Kartais visi 3 ežerai demonstravo panašias spalvas. Kitais laikotarpiais kiekvienas pasirinko skirtingą toną. Šie skirtumai neatitinka fiksuoto metinio modelio. Dėl to Kelimutų tapo vulkanologų, chemikų ir klimatologų tyrimų objektų. Vulkano apylinkės kalnuotos ir sunkiai prieinamos. Norint pasiekti kraterių kraštus, reikia eiti pažymėtais takais. Parke yra apžvalgos aikštelė, iš kurios galima vienu metu matyti visus 3 ežerus. Dėl vandens toksiškumo ir trapių kraštų valdžios institucijos nustatė griežtus reikalavimus, kad būtų išvengta tiesioginio sąlyčio su vandeniu. Nepaisant vidutinio dydžio, Kelimutų yra vienas neįprasčiausių ugnikalnių pietryčių Azijoje. 3 atskirų vandens telkinių, turinčių tokias skirtingas cheminės savybės, sambūvis neturi aiškaus atitikmens kitose aktyviose vulkaninėse sistemose. Kur dykuma susitinka su jūra. Namibo pakrantėje net taip dažnai dykuma baigėsi vandenyne be matomo perėjimo. Afrikos vakarinėje pakrantėje Namibo dykuma leidžiasi tiesiai į jūrą. Šis staigus kopų ir vandens susidūrimas suformuoja vieną ekstremaliausių ir unikaliausių kraštovaizdžių planetoje. Pakrantės juosta vadinama skeleto pakrantė. Tai 100 km ilgio nederlinga žemės juosta be nuolatinių gyvenviečių. Namibo kopos yra vienos seniausių pasaulyje, susidariusios daugiau nei prieš 5 milijonus metų. Jie pasiekė daugiau nei 300 metrų aukštį ir tęsiasi statmenai Atlanto vandenynui. Jos spalva svyruoja nuo auksinės iki rausvos priklausomai nuo smėlyje esančio geležies oksido kiekio. Jūros vėjas yra pagrindinis jo formų formuotojas. Rūkas šioje pakrantėje yra nuolatinis elementas. Jis susidaro dėl šalto vandenyno, oro ir dykumos karščio sąveikos. Ši atmosferos drėgmė yra gyvybiškai svarbus šaltinis kelioms endeminėms rūšims, tokioms kaip Namibo vabalas, kuris ant savo nuožulnaus kūno gaudo vandens lašelius, kad išgyventų be lietaus aplinkoje. Pakrantėse gausu nuskendusių laivų. Dėl nenuspėjamų oro sąlygų, stiprių srovių ir vizualių atskaitos taškų trūkumo daugelis laivų užplaukė ant seklumos ir jų nebuvo įmanoma išgelbėti. Kai kurios iš šių struktūrų lieka iš dalies palaidotos smėlyje matomos iš oro. Išgyvenę jūreiviai per kelias valandas patyrė visišką dehidrataciją. Žemė tarp kopų ir jūros nestabili. Nėra pažymėtų kelių, o susisiekimas galimas specialiomis transporto priemonėmis arba lėktuvu.
Kelios teritorijos yra ribojamos dėl kalnakasybos stovyklų ir saugomų teritorijų. Namibija įsteigė gamtos rezervatus palei savo pakrantės dalis, kad išsaugotų biologinę įvairovę priklausomą nuo pakrantės mikroklimato. Ši vietovė taip pat įdomi adaptacijos tyrimams. Tokie gyvūnai kaip šakalai, rudosios hienos, ropliai ir smulkūs žinduoliai išugdė naktinius įpročius ir specifinę mitybą, kad galėtų pasinaudoti jūros paliktais palaikiais paplūdimyje. Augalai taip pat išsivystė taip, kad surinktų drėgmę iš rūko ir atlaikytų nuolatinį smėlio judėjimą. Vizualinė riba tarp dykumos ir vandenyno nesikeičia. Nėra augmenijos, kurie apribotų abi aplinkas. Smėlis krenta tiesiai į vandenį, o bangos daužosi į pagrindą be kliūčių. Ši tiesioginė sąveika be laipsniško perėjimo yra tai, kas Namibo pakrantę daro unikaliu natūralaus dviejų priešingų ekosistemų susidūrimo pavyzdžiu. Mirusiųjų pelkė, Deadvlei, giliai Namibo Nauklufto nacionalinėme parke, apsuptas vienu aukščiausių kopų planetoje, yra sausas slėnis žinomas kaip Deadvlei. Jo pavadinimas reiškia negyva pelkė ir nurodo senovės pelkę, kuri prieš šimtmečius buvo visiškai atkirsta nuo vandens. Vieta susideda iš užkietėjusio balto molio dirvožemio, negyvų medžių be lapų ir aplinkos be matomos gyvybės. Dabartinis kraštovaizdis susidarė dėl pasikeitusios Southab upės, kuri maitino šią vietovę sezoniškai eigos. Maždaug prieš 600 metų judančios kopos užblokavo vandens tėkmę ir Deadvlei buvo atkirsta nuo bet kokio vandens šaltinio. Netrukus augmenija nudžiūvo, bet negyvi medžiai liko stovėti. Jie nesuro dėl itin sausringo klimato. Deadvlei matomi medžiai nėra suakmenėję. Manoma, kad jiems yra nuo 600 iki 800 metų. Jų juodi kamienai šimtmečius buvo nudeginti tiesioginių saulės spindulių. Dėl drėgmės trūkumo aplinkoje bakterijos ir grybeliai negalėjo paspartinti jos skaidimosi. Liko savotiška natūrali augalo fosilija, nepakitusi nuo tada, kai išnyko vanduo. Deadvlei dirvožemis yra kompaktiškas ir sutrūkinėjęs. Jį sudaro molio nuosėdos, kuriuose kadaise kaupėsi vanduo. Kai žemė visiškai išdžiūvo, ji įgavo šviesią spalvą, kuri kontrastuoja su aplinkinių kopų intensyvia raudona spalva ir dangaus mėlynumu. Šis tonų ir formų derinys pavertė šią vietą vieną labiausiai fotografuojamų Pietų Afrikoje. Kopos supa šią vietovę ir yra daugiau nei 300 metrų aukščio. Tai smėlio sankopos, kurias vėjas nešamas iš Atlanto vandenyno, suformuotos nuolatinių srovių ir neturinčios augmenijos, kuri jas laikytų vietoje. Kai kurie, pavyzdžiui, Dune 45 ar Big Daddy, yra pasiekiami pėsčiomis ir leidžia stebėti visą kraštovaizdį nuo jų viršūnių. Norint patekti į Deadvlei, reikia nuvažiuoti kelis kilometrus nuo parko įėjimo. Paskutinę maršruto dalį galima įveikti tik transporto priemonėmis, pritaikytomis važiuoti giliu smėliu. Paskutinis žygis į sausą slėnį kerta atviras lygumas, kuriuose pilna saulės, todėl lankytojams reikia atsinešti apsaugos nuo saulės priemonių ir daug vandens. Deadvlei nėra nuolat gyvenančių gyvūnų. Tačiau kai kurios prie dykumos prisitaikiusios rūšys, pavyzdžiui skorpionai, vabzdžiai ir maži paukščiai, retkarčiais praskrenda pro šią teritoriją. Dėl pavėsio ir maisto šaltinių trūkumo stabilus didesnės faunos buvimas neįmanomas. Deadvlei per šimtmečius akivaizdžiai nepasikeitė. Dabartinė jos būklė yra lėto ir galutinio proceso rezultatas – upės ekosistemos sutrikdymo dėl dykumos plitimo. Šiandien tai laikė sustingusi erdvė, kurioje kiekvienas elementas išlaiko tokią pačią išvaizdą, kokią turėjo, kai vanduo dingo.
Neaiškinami indai, stiklainių lyguma Laoso šiaurinėse aukštumose, ant žemą augmeniją apaugusių švelnių kalvų serijos, be jokio aiškaus rašto išsibarstė tūkstančiai akmeninių indų. Į vietą žinoma kaip Ąsočių lyguma. Konstrukcijos didelės, sunkios ir iškaltos iš uolienų luitų. Kai kurie pasiekia 3 metrų aukštį ir sveria kelias tonas. Jo pirminis pasiskirstimas ir funkcija lieka nepaaiškinti. Šie megalitiniai indai yra išsibarstę po kelias archeologinės grupės. Didžiausiame vadinamame 1A vieta yra daugiau nei 300 vienetų. Iš viso Dieng Khoang regione buvo dokumentuota daugiau nei 90 vietovių, kuriuose buvo rasti stiklainiai. Jie daugiausia sudaryti iš miltainio, granito ir kalkakmenio medžiagų, kurios ne visada atitinka vietos, kurioje jie buvo rasti, geologinės formacijas. Tikslus stiklainio amžius nėra tiksliai nustatytas. Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad jie egzistavo nuo 500 metų prieš mūsų erą iki 500 metų mūsų eroje. Kai kurių tyrimų metu šalia statinių rasti žmonių palaikai, keramikos fragmentai ir metaliniai daiktai, rodantis galimą laidojimo reikmenų naudojimą. Nėra jokios galutinės teorijos apie jo paskirtį. Kai kurios hipotezės rodo, kad jie galėjo būti naudojami lietaus vandenį laikyti, ryžiams rauginti, maistui konservuoti arba žmonių pelenams laikyti po kremavimo. Taip pat buvo iškelta galimybė, kad jie buvo laidojimo ritualų dalis dėl kapų ir kaulų liekanų jų aplinkoje. Ši vieta kelis dešimtmečius buvo uždaryta dėl nesprogusių sprogmenų, kurie buvo bombardavimo Vietnamo karo metu rezultatas. Šiuo metu kelios vietos yra išvalytos ir atvertos visuomeniai, nors kai kurios sritys dėl saugumo priežasčių lieka neištirtos. Stiklainių transportavimas ir išdėstymas išlieka vienu mįslingiausių aspektų. Kai kurie iš jų yra įsikūrę aukštumose, toli nuo žinomų karjerų. Kol kas nerasta jokių įrankių liekanų, paaiškinančių, kaip jie buvo išdrožti tokiu tikslumu ar kaip jie buvo perkelti dideliais atstumais be pažangių technologijų. Regiono gamtinė aplinka yra stabili. Sausos klimato sąlygos, kai krituliai sutelkti per vieną sezoną, leido statiniams išlikti gana nepakitusioms per šimtmečius. Žema augmenija ir ribota urbanizacija taip pat prisidėjo prie archeologinio kraštovaizdžio išsaugojimo. Stiklainių lyguma 2019 metrų buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jos svarba slypi ne tik artefaktų kiekybėje ir dydyje, bet ir tame, kad jie atstovauja materialinės kultūros formai, neturinčiai žinomų tiesioginių atitikmenų. Jo kilmės ir funkcijos paslaptis lieka atvira, o tyrimai šioje srityje tęsiami su pertrūkiais. Užšalęs miškas po vandeniu, Kaindi ežeras kalnuotame pietryčių Kazachstano regione. Daugiau nei 2000 metrų aukštyje susiformavo ežeras, kuriame saugomi nepažeisti miško likučiai. Tai Kaindi ežeras, pailgas šalto, gilaus vandens baseinas, kuriame panirę senovinių medžių kamienai stovi tiesiai, tarsi laikas būtų sustojęs. Ežeras nėra nei ledyninės, nei vulkaninės kilmės. Jis natūraliai susidarė dėl nuošliaužos, kurie sukėlė 1911 metrų žemės drebėjimas. Nuošliauža užblokavo Kaindi slėnį, nutraukdama upelio, kuris pradėjo kauptis už nuosėdų sienos tėkmę. Per kelias savaitės vanduo užliejo visą mišką, įkalindamas medžius po juo. Vandens temperatūra, kuri retai viršija 6 laipsnius Celsijaus, sulėtino medienos irimą. Rąstai buvo išsaugoti savo vietose, nesulinkė ir nesugriuvę. Nuo paviršiaus jie kyšo tiesiai į viršų, be šakų ar lapijos. Tačiau po vandeniu daugelis šakų lieka nepažeistos, matomos esant geram apšvietimui. Vizualinis efektas keičiasi priklausomai nuo sezono. Vasarą vanduo įgauna melsvai žalią atspalvį, o medžių kamienai išnyra kaip pilki spygliai panirusio miško fone. Žiemą paviršius gali iš dalies užšalti, todėl kraštovaizdis virsta ledo, vandens ir skendinčios medienos deriniu. Ežero vidutinis gylis yra 20 metrų,
o plotas apie 400 metrų. Jame nėra nuolatinės turistinės infrastruktūros. Prieiga yra kalnų keliais, o vieta yra Kolsajaus nacionalinio parko dalis. Plaukiojimas valtimis ir nardymas leidžiami tik gavus išankstinį leidimą ir laikantis griežtų gamtosaugos sąlygų. Kitos eros žemė, Sokotro sala Indijos vandenyne, daugiau nei už 300 km nuo Jemeno krantų, yra sala, kurioje yra ekosistema, neturinti žinomo atitikmens. Sokotra yra didžiausia iš mažo, izoliuoto salyno, o jos biologija milijonus metų vystėsi savarankiškai. Beveik 37% jos augalų rūšių niekur kitur planetoje nerandami. Salos geologinis formavimas siekia daugiau nei 20 milijonų metų. Atskirta nuo Afrikos žemyno ir Arabijos pusiasalio tektoniniais judesiais, jos izoliacija leido daugeliui rūšių išgyventi be konkurencijos ar išorinių plėšrūnų. Dėl šios sąlygos susidarė aplinka, kurioje vyravo neįprastos augalų formos. Tipiškiausias Sokotros medis yra drafena cinabari, vadinamas drakono krauju. Tankus skėčio formos laja ir rausva derva jį skiria nuo bet kurios kitos medžių rūšies. Greta jo auga sukulentai su vingiuota struktūra, vaškinių lapų krūmai ir gėlės, pristaikiusios prie itin sausų sąlygų. Augalija pasiskirsto pagal aukštį, vėjo kryptį ir požeminio vandens prieinamumą. Sokotros klimatas didžiąją metų dalį vyrauja sausas ir karštas, o trumpą lietingą laikotarpį lemia musonai. Žemyniniai kalnai išlaiko dalį drėgmės ir leidžia susidaryti mikroklimatui, kuriame sutelkta didžiausia biologinė įvairovė. Nuolatinių upių nėra, tačiau kalkingos vietovės urvuose ir plyšiuose yra vandens telkinio. Fauna taip pat turi unikalių savybių. Tarp roplių nustatyta daugiau nei 20 endeminių rūšių, įskaitant driežus, gekonus ir gyvatės, kurios negyvena jokioje kitoje ekosistemoje. Kalbant apie bestuburius, mokslininkai dokumentavo šimtus vabzdžių ir voragyvių rūšių, prisitaikiusių prie salos sąlygų. Pakrantės zoną supa palyginti mažai tyrinėti koraliniai rifai. Uolėtoje pakrantėje auga mangrovės, surokos lagūnos ir balto smėlio paplūdimiai. Žmonių populiacija maža, susitelkusi mažose kaimuose, kur užsiimama žvejyba, gyvulių auginimu ir dervos rinkimu. Nėra didelių infrastruktūrų ar didelių turistinių objektų. 2008 metrų UNESCO paskelbė Sokotrą pasaulio paveldo objektu. Ekonominė veikla reguliuoja valdymo planai, kuriais siekiama užkirsti kelią svetimų rūšių introdukcijai ir išteklių pereikvojimai. Nepaisant izoliacijos, sala sulaukia vis didesnio mokslinio ir ekologinio susidomėjimo. Sokotros vertė slypi jos kaip natūralios biologinės evoliucijos laboratorijos statuse. Jų gyvybės formos, prisitaikiusios prie atšiaurios ir izoliuotos aplinkos, yra gyvas pavyzdys, kaip biologinė įvairovė gali vystyti savarankiškai, kai nutrūksta ryšiai su kitomis ekosistemomis. Septynių spalvų kalnas Vinicunca Perų Anduose, daugiau nei 5000 metrų aukštyje, glūdi geologinis darinys, pasižymintis matomų skirtingų spalvų mineralinių juostų išsidėstymu. Vinikunkos kalnas, dar žinomas kaip Septynių spalvų kalnas, driekiasi Vilkanotos kalnų grandinėje į pietryčius nuo Kusko. Jo atsiradimas nėra žmogaus įsikišimo rezultatas, o per milijonus metų susikaupusių įvairių nuosėdų rezultatas. Spalvoti sluoksniai yra mineralinių medžiagų, nusėdusių skirtingais geologiniais laikotarpiais rezultatas. Raudona spalva gaunama iš geležies oksidų, geltona iš sieros junginių, žalia fluoritų ir baltasis pagamintas iš kvarto arba šviesaus smiltainio. Kiekviena juostelė atitinka skirtingą kaupimosi momentą ir konkrečias cheminės sąlygas, kurios nulėmė jos spalvą.
Ilgą laiką kalnas buvo padengtas storų sniego ir ledo sluoksniu. Dabartinė jo išvaizda tapo matoma tik pastaraisiais dešimtmečiais po laipsniško atšilimo proceso. Šis pokytis leido tiesiogiai atidengti sluoksnius, kurie liko paslėpti po užšalusių paviršiumi. Nuo tada šią vietą dokumentavo geologai ir ji tapo turistų traukos objektu. Į Vinicuncą galima patekti kalnų keliais. Keliai kerta nelygų reljefą. Aukštis viršija 4000 metrų. Oro sąlygos gali staiga pasikeisti, gali snigti, siautėti stiprus vėjas ar lyti. Aukštis taip pat kelia fizinį iššūkį lankytojams, todėl rekomenduojama išankstinė aklimatizacija. Mumifikuojantis ežeras. Natronas šiaurės Tanzanijoje, netoli Kenijos sienos, tyvuliuoja šarminis ežeras, kurio cheminė sudėtis aplinka daro beveik nesuderinamą su gyvybe. Natrono ežeras užima Didžiojo Rifto slėnio įdubą ir jam būdingas itin sūrus vanduo, aukšta sėja ir gebėjimas kalcifikuoti su juo besiliečiančius organizmus. Skirtingai nuo kitų ežerų, jis nėra gėlo vandens šaltinis ar įprastas žuvų buveinė. Ežero šarmingumas atsiranda dėl natrio karbonato ir kitų mineralų kaupimosi, kurie patenka su nuotėkiu iš netoliese esančių vulkaninių kalvų, ypač iš Aldoinio Lengi kalno, aktyvaus ugnikalnio, iš kurio išsiskiria lava, kurioje gausu natrio karbonatito. Šie junginiai ištirpsta vandenyje ir, veikiant šilumai ir intensyviai garinant, sudaro labai šarminį tirpalą, kurioje gali siekti daugiau nei 10,5. Vandens temperatūra paviršiuje gali viršyti 40 laipsnių Celsijaus. Tokiomis sąlygomis vandens gyvūnija yra labai ribota. Išgyventi gali tik kelios dumblių, halofilinių bakterijų ir mažų bestuburių rūšys. Tačiau šią teritoriją naudoja didelės mažųjų flamingų kolonijos, kurios peri sunkiai pasiekiamose vietose dėl druskingumo ir izoliacijos. Ryškiausias ežero reiškinys įvyksta, kai jo vandenyse miršta paukščiai ar kiti gyvūnai. Didelė mineralų koncentracija sukelia greitą dehidrataciją ir išorinį apnašų susidarimą, kuris sukuria natūralų mumifikacijos efektą. Kūnai lieka standus, padengti baltų arba pilkšvų sluoksnių, kuris išsaugo jų išorinės formas. Šis procesas neapima suakmenėjimo ar suakmenėjimo, o veikiau paviršiaus konservavimo dėl cheminės reakcijos tarp audinių ir mineralų. Ežero paviršius keičia spalvą priklausomai nuo metų laiko ir mikroorganizmų koncentracijos. Jis gali būti raudonas, oranžinis ir baltas priklausomai nuo esančių melsvabakterių kolonijų ir garavimo lygio. Pakrančio augmenijos trūkumas ir sukietėjusi krantų tekstūra sustiprina sausringo ir statiško kraštovaizdžio įspūdį. Prieiga prie ežero yra ribota. Jo pakraščiuose nėra nuolatinių gyvenviečių. Regione gyvena masajų bendruomenės, kurios ganykloms naudoja gretimas teritorijas, bet nevartoja ir nenaudoja ežero vandens. Ekskursijos vedamos su vietiniais gidais, o į vandenį patekti draudžiama dėl jo koroziją sukeliančių savybių. Natrono ežeras yra mikrobų adaptacijos, druskingo garavimo procesų ir ekstremalių sąlygų sausumos ekosistemose tyrimų objektas. Kai kurie tyrėjai ją lygino su Marso ar Mėnulio aplinka dėl karščio, šarmingumo, druskingumo ir sudėtingos gyvybės nebuvimo. Nepaisant priešiškos išvaizdos, ežeras atlieka labai svarbią ekologinę funkciją. Yra migruojančių paukščių lizdavietė ir prieglobstis. Dėl neįprastos geografijos ir agresyvios cheminės sudėties jis yra vienas ekstremaliausių vandens telkinių užfiksuotų Žemės paviršiuje. Nors jos gyvena toje pačioje planetoje, šios vietos atrodo svetimos bet kokiai logikai. Jie netelpa į žemėlapius, taisyklės ar paprastus paaiškinimus. Jie egzistuoja, bet kelia nerimą. Ir kuo daugiau juos tyrinėji, tuo sunkiau suprasti, ką jie iš tikrųjų slepia.